Rašytojos Šatrijos Raganos aistra – bitininkystė. XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios lietuvių literatūroje vyravo kaimo tematika ir tik nedaugelio rašytojų žvilgsniai nukrypo į daugelį kur kas mažiau pažįstamą, slėpiningą dvaro gyvenimą. Marija Pečkauskaitė, labiau žinoma kaip Šatrijos Ragana, buvo tikras savojo meto, XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios simbolis. Lenkiškai kalbančių Lietuvos bajorų duktė įsiliejo į moderniosios lietuvių tautos kultūrinį gyvenimą ir paliko jame ryškų pėdsaką. Manvydas Vitkūnas. Būsimoji rašytoja gimė prieš 140 metų, 1877 metų kovo 8 dieną, Medingėnų dvare, Žemaitijoje, netoli Rietavo. Iš šio dvaro dabar teliko sulaukėjusio parko fragmentai, menki nugriautų pastatų likučiai, o tai, kad čia gimė garsi mūsų rašytoja, žymi tautodailininko Liudo Ruginio sukurtas stogastulpis. Bajorų duktė. Marijos Pečkauskaitės tėvo Anupro Pečkausko protėvių šaknys buvo rytinėje dabartinės Baltarusijos dalyje, netoli Mogiliavo. Jis vedė net 18 metų jaunesnę bajoraitę iš Žemaitijos Stanislavą Šiukštaitę. Pora susilaukė 4 vaikų, 2 dukterų, Marijos ir Sofijos, ir 2 sūnų, Stepono ir Vincento. Likimas ilgų gyvenimo apdovanojo tik Sofiją, perkopusią 90 metų. Marija nugyveno tik 53, o broliai dar mažiau. Vincentas mirė 25, o Stepanas nesulaukė nė 18. Vyriausiai iš vaikų Marija, mamos tėviškėje Medingėnuose, augo daugmaž iki 6 metų, tačiau vėliau ne vieną vasarą grįždavo į gimtinę atostogų, bendravo su gimtųjų apylinkių žmonėmis. Po 6 Marija augo jau kitame dvare, Labūnavoje, dabar Kelmės rajone, netoli Užvenčio, būtent Kelmės rajone, o ne Kėdainių rajone esančiame kur kas garsesnėme Labūnavos dvare. Tačiau ir čia, iš šio dvaro dabar taip pat beveik nieko neliko, mergaitė ten nugyveno vos 4 metus. Tėvui šiaip jau gero būdo, ramiam žmogui, ūkininkauti sekėsi prastai, jis smarkiai prasiskolino, todėl priėmė keistoką sprendimą. Nuosavą dvarą Labūnavoje išnuomoja, o pats su šeima pradėjo nuomotis Užvenčio dvarą. Kaip spėjo Šatrijos Raganos biografiją tyrinėjusi literatūrologė Janina Žėkaitė, Pečkauskas veikiausiai tikėjosi ūkininkaudamas Užventėje finansiškai sustiprėti, grąžinti skolas ir grįžti į Labūnavos dvarą, tačiau nepavyko. Dvaras buvo parduotas iš varžytinių ir išdalytas net 3 naujiems savininkams. Visa kūdikystė auksinė, saulėta. Vaikystės metai praleisti Medingėnuose ir Labūnavoje rašytojos prisiminimuose liko kaip be galo šviesus laikas. Visa kūdikystė auksinė, saulėta, buvo be galo lepinama, ypač tėvo. Visi karštai kits kitą mylėjome. Be tėvų daugelis dėdžių, ciocių, tetų, gerų, duodančių dovanų, turėjau daug gražių knygų, žaislų, gyvenau daugiausia fantazijos pasaulyje. Mergaitė augo kaip tipiška to meto bajoraitė, supama gausios šeimos, mokoma samdomų namų mokytojų. Tėvai buvo šviesūs žmonės, namuose sukaupė nemenką biblioteką, siekė visapusiškai lavinti vaikus. Mama grojo fortepijonu, tėvas smuiku, to mokė ir vaikus. Tipiškas dvaro gyvenimas, pramogos, svečių lankymasis, ilgi pokalbiai prie stalo, pokyliai, medžioklė, aiškiai kontrastavo su gerokai kuklesne daugelio paprastų gyventojų buitimi, bet tai buvo savaime suprantama, nusistovėję per amžius. Pečkauskai buvo gana tipiški to meto Lietuvos bajorai. Jie savaip suprato lietuviškumą, jis be vargo derėjo su namuose vartojama lenkų kalba. Pečkauskai nebejotinai suprato ir savo valdinių lietuvių, tiksliau žemaičių kalbą,
Mokėjo rusiškai, tuomet Lietuva buvo Rusijos imperijos dalis, Marija taip pat buvo mokoma prancūzų kalbos. Jie tarp to meto dvarininkų buvo kultūros ir išsilavinimo ženklas. Mergaitė labai mėgo skaityti, mielai mokėsi ir mintinai deklamavo eilėraščius, išmokusi rašyti ėmėsi įvairių literatūrinių kūrinėlių, rašė laiškus namiškiams, ypač sesiai ir vyresniam broliui. Tai buvo tarsi žaidimas, tačiau jis neabejotinai ugdė literatūrinius gebėjimus. Lemtinga pažintis. 1891 metais įvyko esminis Marijos gyvenimą nulėmęs įvykis. Užvenčio dvare pasirodė žavus jaunuolis, už Mariją 2 metais vyresnis, prakutusių Ušnėnų kaimo valstiečių sūnus. Šiaulių gimnazijoje mokęsis Povilas Višinskis. Pan Pavel, ponas Povilas, buvo nusamdytas padėti Marijos broliui Steponui pasirengti mokslams gimnazijoje. Višinskis buvo ne tik geras repetitorius, jaunuolis taip užsidirbdavo pinigų pragyvenimui, nes atsisakęs stoti į kunigų seminariją buvo netekęs tėvų paramos. Bet ir karštas lietuvių tautinio atgimimo šalininkas, visuomenininkas, tautosakos rinkėjas, lietuviškų leidinių bendradarbis ir platintojas, kovotojas už Rusijos imperijoje galiojusio lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo panaikinimą. Jis gebėjo sužavėti savo idėjomis aplinkinius, ypač moteris. Į lietuvių literatūrą jis padėjo ateiti Žemaitei, Lazdynų Pelėdai. Marija Pečkauskaitė taip pat jo dėka tapo lietuvių rašytoja, Šatrijos ragana. Per 4 metus Marija išmoko kurti lietuviškai, ji daug susirašinėjo su Višinskiu, šis studijavo Sankt Peterburgo universitete, o susirgęs dažna tarp neturtingų to meto inteligentų liga džiova gydėsi Kryme. Savo laiškuose Višinskį Marija vadino broleliu. Pirmosiuose laiškuose pynėsi lietuviški ir lenkiški, rusiški žodžiai ir sakiniai. Marija su Višinskiu susitikdavo, kai šis parvykdavo į tėviškę atostogų. Mylėjo kunigą. Dar vienas vyras, palikęs Marijos gyvenime ryškų pėdsaką, buvo kunigas Kazimieras Bukontas. Jųdviejų šeimos nuo seno buvo pažįstamos. Pasak literatūrologės Žėkaitės, tarp Marijos ir kunigo užsimezgė meilė, trukusi iki pat rašytojos gyvenimo pabaigos. Išskirtinai daug dėmesio kunigui Marija skyrė netgi laiškuose rašytuose Višinskiui. Kaip rašo Žėkaitė, laisvai besijaučias Pečkauskų šeimos ir jos gausios giminės aplinkoje, jaunas žavus Povilas lengvai galėjo tapti Marijos išrinktuoju, jeigu ne... Bukantas buvo irgi patrauklus ir karštai mylėjo Mariją. Neteisūs tie vertintojai, kurie, idealizuodami Višinskį, aprioriškai meta šešėlį Bukanto ir Marijos bičiulystei. Ką ir kalbėti, Marijos meilė Povilui, kaip ir šio Marijai, būtų buvusi įprastesnė negu viešosios nuomonės iš anksto pasmerktas dvaro panelės ir kunigo romanas. Bet Marija mylėjo, nepaisydama sveiko proto ir visuomenės draudimų. Tai liudija ją buvo spontaniška, pasiduodančia jausmui. Šiltą santykį su broleliu Višinskiu nutraukė negailestinga liga. 1906 metais Višinskis, būdamas vos 30, mirė Berlyne. Prie avilių ir knygų. 1892 metais Marija buvo išvykusi mokytis į Sankt Peterburgo Šventos Kotrynos gimnaziją, tačiau greitai nusprendė, kad drėgnas ir atšiaurokas šiaurinio uostamiesčio oras kenkia jo sveikatai. Grįžusi namo, gimnazijos kursą baigė privačiai. Nuo 1896 Marija pradėjo spausdinti pirmosius savo literatūros kūrinius. Tai buvo apsakymai. Pirmasis margi paveikslėliai, kuriuose daugiausia buvo vaizduojama kaimo žmonių buitis, dorovė ir ydos. Tais pačiais metais jie išvyko į Varšuvą mokytis bitininkystės. Apie tai Marija svajojo nuo vaikystės. Pradėjusi studijas, viename iš savo laiškų Višinskiui ji rašė: bites savo vis didžiau ir didžiau myliu, nors vakar vėl taip įkando į kaktą, kad mažne akys užputo.
Baikos, niekai. Bet tokios jau mandros ir stebuklingos, kad negali atsitraukti nuo jų. Rodos, nė vieno darbo nenorėčiau dabar kito, tik apie bites. Vėliau rašytoja turėjo progą padirbėti bityne, o 1899 metais Tilžėje buvo išspausdintas jos parengtas Tėvynės sargo priedas patarimų bitininkams leidinys Bičių knygelė. 1898 metais mirus tėvui ir šeimai nugrimzdus ir dar didesnę finansinių sunkumų duobę, Marija pradėjo pati pelnytis duonai, dirbo privačia mokytoja dvaruose. Jusdama žinių stygių, norėdama praplėsti akiratį, 1905–1907 metais jį mokėsi Šveicarijoje, lankė paskaitas Ciuricho ir Friburgo universitetuose, grįžusi vėl mokytojavo dvaruose. 1909 buvo pakviesta dirbti Marijampolės Žiburio mergaičių progimnazijoje. Formaliai ji buvo mokytoja ir bendrabučio vedėja, tačiau iš tiesų kartu su kunigu Motiejumi Gustaičiu vadovavo mokyklai. Kai Pirmojo pasaulinio karo gaisras privertė mokyklą evakuotis, iš pradžių į Trakus, vėliau į Rusiją, Voronežą, Marija liko Lietuvoje. Jie apsigyveno Žydikiuose, Mažeikių rajone, kur kunigavo Bukantas. Netrukus čionai atsikraustė rašytojos mama bei sesuo Sofija. Čia rašytoja ne tik kūrė, bet ir užsiėmė labdaringą veiklą, rūpinosi blaivybės, namų statybą, prieglaudą, ambulatoriją, teikė įvairią pagalbą vargstantiesiems. Krikščioniškoji pedagogė. Šatrijos raganos slapyvardis rašytojai prigijo po vienos išvykos aplankyti visoje Žemaitijoje garsaus Šatrijos kalno. Šioje išvykoje dalyvavo ir geras rašytojos bičiulis, kunigas ir rašytojas Juozas Tumas Vaižgantas. Raganėlė Mariją vadino Višinskis ir neatsitiktinai ji iš mamos paveldėjo juodus garbanotus plaukus ir didelės tamsias akis. Šatrijos raganos įnašas į lietuvių literatūrą išties nemenkas ir gana įvairus. Apsakymuose ir apysakose pinasi įvairias moralinės problemas. Dora ir ydos, meilė, tėvų ir vaikų santykiai, nelengvas jaunosios kartos kelias į gyvenimą, tautinis sulenkėjusių Lietuvos bajoro apsisprendimas ir kiti sprendžiančių herojų likimai. Daugelį kūrinių, ypač bene garsiausioje Šatrijos raganos apysakoje Sename dvare, kur vaizduojamas gyvenimas Užvenčio dvare, labai ryškus autobiografiniai siužetai, kurie rašė apie tai, ką puikiai jautė ir pažinojo. Dar vienas labai svarbus Šatrijos raganos kūrybos baras – dėmesys vaikų gyvenimui, likimams, auklėjimui. Rašytoja buvo puiki vaikų psichologė, gebanti subtiliai perteikti jų išgyvenimus. Bene ryškiausias pavyzdys – apsakymas Irkos tragedija, kur dramatiškai perteikiami tėvų skyrybas išgyvenančios mergaitės jausmai. Taip pat Šatrijos ragana rašė istorinius apsakymus, siekė jaunimą supažindinti su garbinga Lietuvos praeitimi. Šatrijos ragana daug rašė krikščioniškosios pedagogikos temomis. Svarbiausias veikalas – Motina auklėtoja. Žavėjosi vokiečių pedagogo Friedricho Wilhelmo Fersterio darbais, vertė juos į lietuvių kalbą, ji taip pat išvertė grožinės literatūros Henriko Senkievičiaus, Boleslavo Pruso kūrinių. Ankstyvame gyvenimo saulėlydyje rašytoja sunkiai kovojo su vėžiu. Mirė 1930 m. Liepos 24 d. sulaukusi vos 53. Palaidota Žydikiuose, įspūdingoje kapinių koplyčioje, suprojektuotoje architekto Jono Muloko. Žydikiuose veikia Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos memorialinis muziejus. Žurnalas Savaitė. Norisi skaityti.